Labą dieną. Labas rytas. Jau diena. Ne, jau diena pas mus, tai va, pradėjom su darbais, o dabar Rasa pagamino valgyt. Nežinau, kas čia yra. Troškinys? Daržovių troškinys, truputėlio mėsytės. Jo, su mėsytė ir daržovėm. Mėsytė, aišku, geriau. Tai papietausim, toliau dirbsim, o vakare pasivaikščiosim kažkur. Turbūt, kad taip. Taip. Tai va, šiandien stovėsim, niekur nevažiuosim, tai nieko įdomaus ir neprifilmuosim, gal žiūrėsim. Po darbų darbelių padirbam. O kaip čia su šituo elgtis reikia? Ir žetonas turbūt mesta, ne? Panašu, kad reikia nusipirkti žetoną ir gali va čia įmeti. Ir tas kaip tenai, vandens gali gauti, čia tualetą išsivalyti, elektros. Čia tualetą gal labiau kažkoks WC parašyta. Ai, taip, čia įsipilti, bet čia turbūt išvalyti, nes čia WC. Čia vandens pripilt WC bakelį. Taip. O va čia turbūt geras, jo, va čia geras. Vis rodo, tarsi geriamas, bet kažkaip... Bonjour. Prancūzai sveikinasi. Dar kemperio atvažiuoja. Porą. Yra. Kaimynus turim, dar mums čia visą mūsų kaimynų. Jo, turėsim. Porą kaimynų. O čia tu valandas? 4. Aš galvoju, gal einam čia. Gerai. Pažiūrėsim. Kemperį tai kaito, bet laukia dar visą toks vėjukas, tai nieko. Tai jo, ten kemperis saulės švietė. Jeigu būtume uždarę visus langus ten su tom folijom, tai būtų gerai, bet būtų tamsu. Ir iš tos pusės nešvietė į šitą. Ne. Priekimį. Tai va, atsikėlėm 7 ryte. Padirbom iki 4. Čia. Čia, jo. Lietuvos laikų tai dabar 5 jau. Čia kažkoks namukas yra. Apžiūrinėjau aš jį per tvorą. Gal čia kokie savininkai įkūrė šitą. Bet jo, toks prie kelio irgi. Prie kelio? Ai, nu iš kitos pusės. No. Bet tai daug, kad, pavyzdžiui, mano tėvų namai irgi prie kelio. Taip. Nėra tokio triukšmo. Daug žvejų šitam ežeriukė. Kiek nedaug žuvų? Bet nesimaudo nieks. Ne, bet ir kvapas kažkoks nuo to. Tai gal žydė. Čia va, apsitvėrė jau jaučiu savo šeimininkai. Gal tai šiandien galima įeiti. Tai va, einam pasivaikščiot. Einam tarp medžių takelių. Va, porą kilometrų. Rudens nuotaikos. Mums tai dar ne. Prancūzam tai gal būna. Kvepia, nukritis tai lapai. Šeža. Po kojom. Medeliai nudžiūvė. Tai gal labiau nuo karščio nei. Apsitvėrė čia tvorom prancūzai. Keliaujam. Atradom bambukus. Bet va, visur privati teritorija. Geras. Galim pasistatyti savo ką nors iš bambukų. Čia kažin, negaliu pasakyti. Galim išvest. Galim, greitai išversiu. Na, pasakysi žiūrovam. Gali, kad tavo šankauliukus išvers. Na, vietoj šankauliukų gavosi steiks. Nenori versti. Eismo uždraudimas audros metu arba... Ai, tiesiog gal vaikščioti audros metu negalima, nes daug medžių. Arba stiprių vėjų metu.
Va, koks grožis medžių. Vijokliais apsivyja. Apleisime ežeriuką, bet ežeriuką kaip ir beveik nematėme eidami. Ne. Labiau takas kažkoks. Bet vis tiek pavyzdžiui. Jo, taip. Vėsiau net miškelį. Tai medžiai didumo tai geri. Gerai labai atrodo, tai visi su vijokliais. Kas pulsėti. Nesėsim ilsėtis. Maži, va kiek žmonių žuvauja su meškerėm. Maudytis tai nemačiau nei vieno, kad maudosi. Dabar kokį 2-9 laipsnį tikrai yra. Taip gerai kaitina. Metro dar kartą. Sugalvosim, kaip išpildyti juos. Va, palaus atėjom. Pabuvom kemperį ir dabar ruošiamės miegoti. Po ko? Palaus. Tai paskutinis kadras buvo alus. Tai nieko gero ir nenuveikėm šiandien. Nuveikėm, pailsėjom, padirbom. Pailsėjom jo nuo vairavimo. Tai va. Padirbom ir eisim gult. Kiek čia dabar? 9 jau. Jo, 9. Va, su kokiais kemperiais keliauja. Tiesiog arklys. Pirmą kartą matau tokį. Geras. Ai, esam naujoje aikšteliai. Pervažiavom padirbt. Šiandien. Nes toli to nepavyko išsirėti. Jo, nieko. Štiek šiandien iki Bordo važiuosim. Jo, šiandien atvažiavom prie Bordo miestelio. Tai reikia išjungti čionais. Tai šiandien nakvosim su tokiu vaizdu. Su tokiu vaizdu. Va, prašau. Prašau, kaip gražu. Tik labai tvanku. Žiūrėk, kokie stogai. Ką? Namų stogai. Labai gerai vieta. Jokio auginis. Nakvosim jo, čionais prie kapinių. Tai jo, nieko tokio. Gal nesivaidens šiandien naktį. Jo, graži vietelė. Jo. Geriau nusileis saulė. Jo, bus jau, kai saulė nusileis, jau bus ne taip, jau kai ne ant saulės tai galima būt. Nes dabar tai 34 rodė, man atrodo. Nieko, Vilniuje irgi taip. Atsikelsim ryte, žiūrėsim. Gal bus ramu prie kapinių. Aš sakiau, kad tikiuosi nesivaidens mums čia jie kokie nors karaliai Prancūzijos. Knygos yra, va, galima paskaityti. Aha. Na gerai, čia kelias. Čia. Jo. Bažnytėlę galim bus apžiūrėti. Taip? Nu, tai žiūrėk, žingsnis. Labai gera vieta. Kol kas labai džiaugiuosi.
Aš niekas nesugadinti. Tiek, kokias čia turėtų sugadinti. Atvažiuos su muzika kažkas prie bažnyčios. Čia pas mus kažkaip, kiek buvom Prancūzijoje ir Vokietijoje, tai nėra tokio, kad atvažiuoja prie ežerų muziką pasileidžia ir klausosi, kaip pas mus Lietuvoje. Nežinau, kažkaip nepasitaikė. Bet tai pas mus ne miestas, pas mus prie ežerų tokį privažiuoja. Ne miestas. Ką čia fotkina? Įdomu, kas čia yra. Už tvoros. O, čia duris, tvora atsidaro. A, čia dar kažkokios kapinaitės. Gerai. Einam ruoštis vakarui. Ką papasakosi? Tai... Santa įrodymus išeis, kad tu šneki su kitais katinais. Žinai, kad negalima, nes Santa supyks. Nesupyks, žiūrėk, dabar pas tave ateina. Labas. Ką čia darai? Sveikinis, ar ne? Sveikinis. Labai daug šnekutės. Sveikinis. Jau šnekėjau visą laiką. Šnekutės to. Žiūrėk, ateina čia žmonės ir nori su tavim kalbėti. O tu čia mano kemperį? Ne, nefilmuoju. Va, Lučio karštą dieną. Ir Rasa sumuštinį padarys savo. Tik savo. Tik savo. Ir figą tau atnešiau. Ir man figų atnešė iš medžio kažkokią nurovę. Nurovė. Figų medžio. Figmedžio. Taip. Tai va. Prašau, tą lūtį atidaryti. Šiandien ketvirtadienis. Jau net pamiršau, kelintą dieną čia mes keliaujam. 5, jau 6. Beveik savaitę. Beveik savaitę. Šeštadienį mes iškeliavom iš Lietuvos. Tai yra šeštadienį iš Lietuvos per Lenkiją išvažiavom. O šiandien ketvirtadienis jau, tai šeštadienį bus savaitė. Tai gerai. Reikia išgerti alučio alkoholinio.